o tada Kondraškaitė reabilitavosi, laimėjo 50 metrų laisvojų stiliumi rungtį, ten tapo Lietuvos čempione ir dabar dvigubai ilgesnė rungtis ir jos puikus rezultatas. Sveikinimai Patricijai, sveikinimai laimėtojoms, dabar ateina ir vyrai atsiimti savo apdovanojimo 400 metrų laisvojų stiliumi rungtyje. Danas Rapšys vėl pajaus tą jausmą stovint ant aukščiausios nugalėtojų pakilos. Gerai, kad 100 metrų Peteliške Danas nepasirinko plaukti. Ukrainos atstovas laimi bronzą, Georgijus Lukaševas. Jis pačiame finiše aplenkė Kostą Vaičiūną, paliko jį be medalio. 600 skyrė šios plaukikus. Giedrius Titenis, olimpietis, Lietuvos rekordininkas, apdovanoja kitus Lietuvos rekordininkus, galima ir taip sakyti, jeigu kalbame apie Daną Rapšį ir Kristupą Trepočką. Jis estafetėse tikrai turi kažkurį Lietuvos rekordą, tiksliai dabar nepasakysiu. Na, o Danas Rapšys laimi auksą, Trepočka kovoje labai rimtą kovą davė, bet galiausiai pamatėm, iš kokio molio nulipdytas Rapšys ir tas finišas, kurį jis pademonstravo, na, visgi dėl to jis ir yra. Dėl to ir yra Rapšys. Aukso apdovanojimas jam. Nemažai būtent tik į Daną pasižiūrėti yra atvykusių į Lazdynų baseiną žiūrovų. Ir nenuvylė, manau, Rapšys savo gerbėjų tikrai šiame čempionate suplaukė visas rungtis, kuriuose buvo užsiregistravęs. Tos rungtys ne visos lengvos, be jokių abejonių. Bet, ką žadėjo, tą padarė Rapšys. 2 aukso medaliai, 2 sidabro medaliai jo sąskaitoje ir dar pridėkime aukso apdovanojimą estafetėje su Šiaulių komanda. Netrukus interviu su Danu Rapšiu, paklausom. Aukštai pakilti. Šiandieną ypatingai daug palaikančių šiame nuostame plaukimo, nežinau kaip pavadinti, netgi arenoje. Kaip pats jautiesi girdėdamas tai? Šiaip atrodo, tiek jau esam prabuvę tų didžiųjų arenų, pasaulio čempionato, olimpinių žaidynių, bet labai keista, kai ateini į Lietuvą ir tiek daug žmonių, tiek daug to palaikymo, tai kažkaip jaudulys dar didesnis negu olimpiadui, tai, pakankamai gerai jaučiuosi. Ačiū. Į tave žiūrint tikrai netrodo, kad turi problemų su nervų valdymu. Paplokite už šaltus nervus ir kietus raumenis žmogui, kuris tikrai demonstravo įspūdingą tempą. Ar buvo kažkokių tai taktinių sumanimų, kaip dėlioji jėgas per plaukimą? Iš tikrųjų, šitas čempionatas toks yra, man toks pakankamai išbandymas, nes dabar, sakykime, pradžia metų buvo sunki, nes turėjau su savo pečiu problemų. Tai tikrai ilgai neplaukiau, o dabar aš galiu plaukti pakankamai greitai. Tai džiaugiuosi, kad tą galiu daryti, džiaugiuosi, kad žmonės padeda man tą daryti ir džiaugiuosi už jaunimą, kuris labai stipriai plaukia ir lenda man tiesiog už kojų kabinas ir dar aplenkia. Tai man labai smagu ir tikiuosi, kad ateityje padarysim dar geresnės varžybas ir bus dar įdomesnis žiūrėti. Kaip supratau, tą jos pastangas matėjai, jautėjai, kaip jautėisi, kai jis tave aplenkė? Mes ir treniruotėse lenktyniaujam visą laiką, tai labai smagu ir norėčiau čia kažką pasakyti, gal tokia šiek tiek intriguojančia, bet susitiksim kitą kartą, pažiūrėsim dar. Pažadi kovą ir vėl. Gerai, palauk dar, Danai, noriu dar vieną klausimą. Tikrai, aš esu šitam baseinė ne pirmą kartą, bet tokią šventę, man ypatingai smagu jausti. O kas yra sportininkui, šis čempionatas, kaip jautiesi apie čempionatą, apie organizaciją klausiu? Tikrai keista matyti Lietuvoje tokį lygį, tokie baseinai, žmonės, visa aplinka, taip viskas profesionaliai vyksta, čia tiek medijos, visokie interviu, čia galim pašnekėti, tai tikrai smagu ir, sakykime, tikras tarptautinis lygis, tai net, sakykime, užsienio varžybos turi ką lygiuotis, tai labai smagu ir Lietuva valdo. Lai valdo ir Lietuvos aistruoliai, paplokite legendiniam Danui Rapšiui.